Na kągi, grįžtame į rungtynės Alytuje. Čia Alytaus miesto stadione po pirmojo kėlinio 0-0. Alytaus Dainava turėjo labai gerų progų išsiveržti į priekį pirmajame kėlinyje. Turėjo progų ir Pijus Čepanonis, vėliau išprovokavęs ir varžovo pražangą baudos aikštelėje. Tada 11 metrų baudinio nerealizavo Činonso B. Per pridėtą pirmo kėlinio laiką puikią progą turėjo ir Evansas apie vienas likęs prieš Ugnių Semašką BFA komandos vartininką, tačiau neišnaudojo progos krašto puolėjas iš Ganos ir visa tai baigėsi pirmuoju kėliniu bei įvarčiu. Matėme ir keitimą. Priverstinį keitimą pirmajame kėlinyje Ilja Kotovas negalėjo tęsti mačo po susidūrimo su savo paties komandos vartininku Airidu Mickevičiumi. Jį pakeitė tautietis Aleksandras Horodenko. Ir tęsiasi. Čia mačas Činonso B. Perima kamuolį, pavojinga situacija iš karto. Alytaus Dainava tikrai nori to įvarčio ir jo ieškos. To įvarčio be abejo nori ir BFA. Tikrai kūrėsi ir patys progas, galbūt tokių progų, kokias turėjo Dainava, jie neturėjo. Bet tikrai negalima sakyti, kad nieko absoliučiai nesikūrė BFA. Turėjo ir kampinių, turėjo ir smūgių galvą. Čia vėl BFA prie varžovų baudos aikštelės, tačiau puikiai gynyboje dirba Dainava. Gustas Zabita perima kamuolį, tačiau ten nutraukė varžovų kontrataką Danielis Misiūnas, BFA komandos lyderis šiame sezone. Misiūnas, kaip ir kalbėjau, 9 įvarčiai, 4 rezultatyvūs perdavimai šį sezoną, puikiai jo statistika. Beje, matėme ir vieną labai aistringą epizodą pirmajame kėlinyje, kuomet Abusau įvažiavo į Pavlo Koftūną, labai raudonos kortelės tada norėjo BFA. Tos raudonos kortelės nebuvo, pasitenkino geltona kortelė tada BFA. Čia Pijus Čepanonis aikštės viduryje galvomis susitrenkė su varžovu. Kol kas sunkiai keliasi Čepanonis, tačiau panašu, kad galės tęsti rungtynes. Alytaus Dainavos puolėjas, kaip ir kalbėjau, būtent jis buvo tas žmogus savo reidu į baudos aikštelę uždirbęs 11 metrų baudinį. Dabar baudos smūgis, standartinė situacija, kaip jau įprasta Dainavos komandoje prie kamuolio Morarenko bei Obi. Morarenko čia atlieka perdavimą į baudos aikštelę. Abusau ten krenta baudos aikštelėje Aleksandras Horodenko, bet rungtynių arbitras Šalpukas tyli. Čia dar vieno 11 metrų baudinio norėjo Dainava, jo negauna. Ir štai taip viskas baigėsi smūgiu nuo vartų. Ugnius Semaška pradės BFA komandos išpuolį. Ten Abusau. Aikštės viduryje priima kamuolį, tačiau susigrąžino į BFA. Kairiuoju kraštu ten pasileido Artiomas Osipovičius, bet jo išpuolį nutraukė Abusau. Užsidirbęs ir geltoną kortelę. Savo geltoną kortelę užsidirbo ir Justas Vareika to 11 metrų baudinio epizodo metu. Mickevičius nuo savųjų vartų į aikštės vidurį. Ten su kamuoliu BFA. Jurevičius. Ignui Paulikui. Paulikas į baudos aikštelę. Tiesa, ten Abusau. Labai užtikrintai galva palieka kamuolį Mickevičiui susirinkti rankomis. Ir čia aštrus savo perdavimas Činonso B link. Morarenko apie jau baudos aikštelėje. Perdavimas blokuotas. Obi
Neleidžia jam atlikti smūgio kairę koją, Šiaudvyčio smūgis yra blokuojamas. Čia dar vieną labai gerą progą turėjo Alytaus Dainava. Činon Sobi prie kampinio gairelės. Kelia kamuolį Obi. Ten apsigina. BFA. Gustas Zabita niekur neskuba, grąžina kamuolį Mickevičiui. Ir Airidas Mickevičius dabar baudos aikštelės link. Ten kova dėl kamuolio laimi BFA komandos gynėjai. Tiesa susigrąžina. Kamuolį dabar Dainava, Morarenko. Ir čia Šiaudvytis bandė stabdyti varžovų greitą išpolį. Bet jo pražanga ten neužfiksuota, o Danielis Misiūnas. Ką čia bandė padaryti Misiūnas, iš kokio atstumo paleidžia smūgį. Pastebėjo, kad Airidas Mickevičius kiek per aukštai buvo pakilęs nuo savųjų vartų. Nuošalė čia dabar Evansui apie, bet Danielis Misiūnas pabandė nuginkluoti nepasiruošusi Mickevičių. Mickevičius ten atrėmė smūgį, bet čia buvo labai pavojinga. Ugnius Semaška. Prie kamulio. Misiūnas. Atgal. Koftūnui. Vareika. Kežunas. Ir čia Kristupas Mantinis. Išsivalo baudos aikštelės prieigas. Ten Čepanonis bando kovoti dėl kamulio. Tačiau išsivalo. Išsivalo nuo bet kokių bandymų atakuoti BFA. Mantinis. Atgal. Mickevičiui. Mantinis. Į baudos aikštelę Mantinis iš gilumos. Ten Šiaudvytis buvo prie kamulio ir toliau su kamuoliu Šiaudvytis. Ir čia nuo Činon Sobi kamuolys palieka aikštę, triumfuoja ten Tobi Sabitų. Būtent Sabitų dabar ir grąžins kamuolį žaidimą. Tačiau čia labai nesunkiai kamuolį susigrąžina Dainava. Mickevičius. Mickevičius puikiai žaidžia kojomis, vartininkas atliekantis tikrai gerus perdavimus iš gilumos, žaidžiantis kamuolį. Tikrai. Kaip angliškas terminas sweeper keeper. Tokioje rolėje gali žaisti Mickevičius. Čia laimi kovą dėl kamuolio Misiūnas. Abu sau. Mantinis čia į priekį link Evanso apie. Apie su kamuoliu. Morarenko. Čia verčiamas Morarenko, jokių pražangų arbitras neižvelgia. Osipovičius. Jurevičius smūgiuoja, čia nepavyko užsukti kamuolio Žygimantui Jurevičiui. Bet turėjo šiek tiek erdvės atlikti smūgį Žygimantas. Nepavyko tiesiog jau užsukti link vartų. Beje, Baltijos taurėje žaidė
Žygimantas Jurevičius U19 rinktinėje. Čia Simas Šiaudvytis krinta, Lukas Šiaudvytis krinta ant vėjos ir pražanga yra užfiksuota. Ten smūgį į veido sritį. Prasileido Lukas Šiaudvytis. Ten Tobis Abitų padeda atsikelti varžovui. Na ir Šiaudvytis čia panašu, kad reikės jam medicinės pagalbos. Ten galimai kraujuoja Šiaudvytis. Na ir reikės keitimo. Čia panašu Šiaudvyčiui. Už nosio susiėmęs yra Šiaudvytis. Čia galbūt ir nosies lūžį galėjo patirti futbolininkas. Nors panašu, kad dar kol kas tiesiog bando sustabdyti kraujavimą ir tęsti rungtynes. Jis čia standartinė situacija ir nuo kurios apsigina BFA. Zabita. Na dabar Dainavai nereikia niekur skubėti, jie yra 10. Abusau. Atgal. Mickevičiui. Ir Šiaudvytis panašu jau pasiruošęs grįžti į aikštę. Čia su kamuoliu Dainava, čia Panonis. Zabita. Jungiasi čia į ataką dešinio krašto gynėjas, tačiau apsigina. Tobis Abitų. Ir čia kamuolys aikštę palieka nuo Luko Korvel. Pėjus čia Panonis, čia kamuolį pasiveja. Ir krinta čia Panonis, pažeidžia taisyklės Tobis Abitų. Ir standartinė situacija, Lukas Šiaudvytis grįžta į aikštę. Dabar Morarenko ir Obi, kaip jau įprasta, prie kamulio. Obi kamuolį suktų link vartų, Morarenko nuo vartų. Morarenko atlieka perdavimą, ten Mantinis numeta kamuolį galvą link Abusau. Kamuolys aikštę palieka nuo BFA futbolininkų Gustą Zabitą. Kaip jau įprasta, keliauja už šoninės linijos. Bandys kamuolį mesti gilyn į baudos aikštelę. Krašto gynėjas, ką jis sugeba daryti tiesiog puikiai. Zabita į baudos aikštelę. Šį kartą apsigina BFA, tačiau tęsiasi Dainavos išpuolis.
Obi. Ir Gustui Zabitai paliekamas kamuolys. Kalbant apie sudėties pasikeitimus BFA komandoje per vasaros pertrauką Liepą, paliko ekipą 3 ukrainiečiai, Vadimas Karlašas, Maksimas Lukaševičius, Stepanas Krasnožonas. Krasnožonas ir Karlašas paliko komandą ir persikėlė į Visagino ekipą. Lukaševičius išvyko į Garliavą. Na, tuo tarpu Kirilas Ostapenko, dar vienas ukrainietis vartininkas, buvo išnuomotas Jonavos komandai. Čia keitimas. BFA komandoje pasirodo aikštėje Ailandas Olonderis. Keičia Olonderis Luka Korvel. Na, labai jaunas futbolininkas, kaip ir minėjau, Korvel 16-metis. Dabar keliauja ant suolo. Zabita. Iš toli į priekį, ten Činonso Obi vejasi kamuolį. Pavyksta pasiekti kamuolio Obi, tiesa jo apvaldyti nepavyksta. Mororenko tęsiasi Dainavos išpuolis. Sacevičius. Apie. Ten kokia kova dėl kamuolio, tempiamas ant vėjos. Yra apie. Pažeidžia taisyklės Rokas Vilkuotis. Pasitaisysiu, ten Danielis Misiūnas. Pažeidžia taisyklės. Ir vėl Mororenko su Obi prie kamuolio. Obi šį kartą atlieka perdavimą baudos aikštelę. Tiesa, nuo standartinių situacijų gana užtikrintai. Šiandien ginasi BFA. Tikrai, reikia paminėti tai. Obi baudos aikštelę. Šiaudvytis. Ir čia jau susirenka kamuolį Ugnius Semaška. Dar vieną keitimą. Ruošia šį kartą jau Alytaus Dainava. Bafūras Asare pasiruošęs žengti į aikštę. Čia ranka žaidimas, Rokas Vilkuotis sužaidžia ranka, o Bafūras Asare aikštėje keičia 10 numerį Činonso Obi. Aikštelę palieka 10 numeris Činonso Obi. Ir aikštelę žengia 5 numeris Bafur Asare. Na, Obi šiandien buvo tikrai aktyvus, galbūt kai kuriuose situacijose pritrūko šiek tiek to tikslumo, bet dabar jis keičiamas. Bafūras Asare daugiau krašto futbolininkas, galbūt Lukas Šiaudvytis. Labiau slinksis aikštės vidurį, kur žaisdavo Obi. Zabita. Čia iš karto Bafūras Asare bando įbėgti į laisvą plotą. Zabita čia sustabdo varžovų išpuolį. Ir čia šiek tiek nesusikalbėjimas tarp Šiaudvyčio ir Asare. Keliauja kamuolys į užribį. Ir Tobis Abitų grąžins kamuolį į žaidimą. Misiūnas. Čia iš gilumos Koftūnas siuntė kamuolį link Igno Pauliko. Palieka kamuolys aikštę nuo Sacevičiaus. Paulikas. Dabar palieka kamuolį. Nepaliks. Taip. Žygimantas Jurevičius pasiema kamuolį, bandys daryti tą, ką
įprastai Dainavos komandoje daro Augustas Zabita. Mes tikriausiai kamuolį gilyn link baudos aikštelės. Čia į baudos aikštelę ir Airidas Mickevičius. Ramiai pasiema atridėjusi kamuolį. Asare. Čia į priekį, bet per stiprus Asare perdavimas ir labai nesunkiai ten sustvarko Rokas Vilkuotis. Na, Asare kol kas tikrai palieka ant neblogą įspūdį atvykęs į Dainavos komandą. Taip, kartais pritrūksta tos techninės galbūt disciplinos komandos žaidime, tačiau tikrai greitas futbolininkas, turintis tikrai nemažai potencialo, vis dar labai jaunas žaidėjas yra Asare, taigi įdomu bus stebėti, kaip bėgant laikui įsižais. Asare čia pažeidžia taisyklės Alytaus Dainava. Ir Evansui Apie skiriama geltona kortelė. 66 minutę Apie užsidirba geltoną kortelę. Čia Danielis Misiūnas. Prie kamulio kartu su juo ir Ignas Paulikas. Standartinė situacija. Misiūnas čia galės atlikti perdavimą į baudos aikštelę. Tai jis ir daro, tačiau ten Morarenko. Arčiausiai kamulio galva muša į užgalinės linijas. Dabar jau ir kampinis prie Dainavos komandos vartų. Artiomas Osipovičius keliauja prie kamulio. Įžaidžia kamuolį čia Osipovičius. Dabar jau ir atlieka perdavimą į baudos aikštelę, ten Misiūnas, tačiau apsigina Dainava ir dabar gali kontratakuoti Evansas Apie. Dabar jau dešiniajame krašte ir ten Tobis Abitų. Gynyboje labai užtikrintai užtveria visus kelius Evansui Apie. Zabita grąžins kamuolį žaidimą. 68 minutė, ir Alytaus Dainava vis dar ieško tų būdų, kurtis progas. Tų progų taip, būna, bet jų išnaudoti dažnai nepavyksta. Čia Bafūras Asare krinta, Danielis Misiūnas ten labai užtikrintai sustabdė varžovą. Ir Abusau grąžina kamuolį Mickevičiui. Mantinis. Zabita. Asare. Čia prieš Sabitų. Norėjo čia pražangos Asare. Jos nebuvo. Misiūnas. Atgal Vilkuočiui. Kežunas grąžina kamuolį vartininkui. Maška žaidžia kamuolį Vareikai. Vareika čia ieško Jurevičiaus priekyje. Kamuolys galiausiai atsiduria pas Igną Pauliką. Ten kova dėl kamuolio, ją laimi BFA, tačiau labai greitai praranda kamuolio kontrolę. Čia kontratakuoti gali Alytaus Dainava, tačiau Andrius Kežunas pirmas prie kamuolio. Ir bandė spausti varžovą Pijus Čepononis. Bet nepavyko. Nepavyko užspausti Kežuno. Ir
nuo vartų. Pradės savo komandos išpuolį Ugnius Semoška. Ir palieka kamuolys aikštę nuo Semaškos. Nu, čia Orodenko štai taip spusteltas ir labai netikslus jo perdavimas. Žvelgiant į atsarginius žaidėjus, Dainavos komandoje yra keletas variantų, kas galėtų pagyvinti komandų žaidimą. Ir tokių futbolininkų Vladislavas Šapovalis yra. Ir Danilas Belasochovas. Na, įdomu, kokių taktinių sprendimų dar imsis abiejų komandų treneriai. Čia štai taip. Orodenko muša kamuolį galvą į užribį. Paulikas. Na ir jeigu mačas baigtųsi lygiosiomis, tai būtų tik antras kartas per pastarąsias 9 rungtynes, kuomet nepavyksta iškovoti pergalės Dainavai. Be abejo, jų nepralaimėtų mačų serija tęstųsi ir toliau, bet tikrai ne to. Šiandien čia nori alytiškiai. Ypač po to, kai praėjusią savaitę buvo nugalėti tuo metu lygos lyderiais buvo Plungės Babrungas. Beje, Babrungas šiandien taip pat žaidžia rungtynes. Tas rungtynes. Jie žaidžia prieš Klaipėdos Neptūną. Jau baigėsi tiesa tas mačas 17 valandą. Prasidėjęs Klaipėdos Neptūnas ten tiesiog neturėjo šansų. Prieš svečius iš Plungės 4-0. Pergalę pasiekė Babrungas. Taigi Babrungas toliau siekia to čempionų titulo pirmoje lygoje remiamoje Top Sport. Iš tiesų šį sezoną lygos viršuje ten galima tai pavadinti dviejų arklių lenktynėmis 13 taškų. Dabar nuo trečioje vietoje esančio Neptūno atsiplėšę yra Babrungas. Ir nuo lyderių minijos Babrungas skiria 1 taškas. O čia rungtynės Alytuje. Ta pati Dainava. Šiandien pergalės atveju vos 1 tašku atsiliktų nuo trečioje vietoje esančio Neptūno. Tačiau sugrįžti į aukščiausią šalies futbolo divizioną, top lygą, pirmojų bandymų, Alytui šansų tikrai nėra daug. Tų šansų be abejo visada dar yra, bet sunku būtų įsivaizduoti, kaip pavyks sudeginti tą deficitą nuo antroje vietoje esančio Babrungo. Be abejo, iškovojus antrą vietą vis tiek reiktų žaisti ir peržaidimus dėl vietos aukščiausiame šalies futbolo divizione. Taigi, įdomu bus stebėti, kasgi čia nutiks. Paruošęs keitimą yra Mikolajus Račinski. Turėtų aikštėje pasirodyti Matas Maknevičius. Jaunas Dainavos futbolininkas čia pavyksta apsiginti šeimininkams. Gustas Zabita išleidžia kamuolį užribį. Ir dabar
atliekamas keitimas. Maknevičius keičia Luką Šiaudvytį. Na, Šiaudvytis, matėme, antrajame kėlinyje turėjo praleistą smūgį į veido sritį. Čia Morarenko pralaimi kovą dėl kamuolio Paulikui. Matas Maknevičius 6 kartą tik tai žengė į aikštę pirmoje lygoje remiamoje Top Sport. Šį sezoną 59 minutės iki šiol buvo sužaidęs Maknevičius. Tikrai ne pats dažniausias žmogus aikštėje šį sezoną Dainavoje, tačiau trūksta tų žaidėjų. Dainavai nėra ir Dovydo Jansono, komanda papildžiusio birželį už surinktas geltonas korteles. Šį mačą privalo praleisti Jansonas. Čia išpuolį rengia BFA. Jurevičius dabar kamuolį išsaugo BFA komandai nuo Bafūro Asare. Kamuolys keliauja į užribį. Dabar pats Jurevičius panašu, kad bandys mesti kamuolį gilyn į baudos aikštelę. Ten be abejo jungiasi ir Andrius Kežunas, ir Justas Vareika. Aukštaugiai komandos vidurio gynėjai. Tačiau aukštaugis yra ir Pijus Čepononis. Ten galva laimėjęs kovą dėl kamuolio. Čia pasibandė Pavlo Kovtūnas. O savo įkeitimą dabar atlieka ir Raimondas Vileniškis. Aikštėje pasirodo 15 numeris Glibas Leonenko. Keičia jis 24 numerį Danielį Misiūną. Misiūnas šiandien neišsiskyrė per daugiausiai. Taip, tikrai turėjo neblogą mačą aikštės viduryje. Matėme ir tą jo labai pavojingą smūgį iš toli. Antrajame kėlinyje pabandė nuginkluoti nepasiruošusi Mickevičių. Bet šiandien be įvarčių ir be rezultatyvių perdavimų Misiūnas. Čia Asare štai taip išvengia varžovų. Ir tiesa, galiausiai viskas baigėsi puikiai. BFA komandai nuo Sacevičiaus kamuolys keliauja į užribį. Čia grįžta kamuolys Dainavai, Horodenko, Sacevičiui. Sacevičius ten bandė ieškoti Asare. Mickevičius nuo savųjų vartų. Čia Vareika su kamuoliu. Ir atgal Mickevičiui. Grįžta kamuolys. Dabar jau rankomis išmeta kamuolį nuo vartų kapitonas. Sacevičius iš gilumos pabandė atlikti perdavimą, tačiau jį puikiai nuskaitė Vareika. Galva muždamas kamuolį už šoninės linijos, 79 minutė. Antrajame rungtynių kėlinyje, reikia to įvarčio, abiems komandoms be abejo. Bet, ypač pagal tai, kiek progų turėjo Dainava, tikrai, manau, labiau būtų nusivylę lygiosiomis nei jų šiandienos varžovai, ypač žinant tą faktą, kad žaidžia namuose, žaidžia palaikomi Dzūkų tankų. Čia metas į priekį Leonenko. Jurevičius. Baudos aikštelė. Ten Artiomas Osipovičius. Tikrai ne tas žmogus, kuriam turėtų būti siunčiami tokie kamuoliai. Galva tikrai ne tas žmogus, kuris muštų įvarčius yra. Osipovičius.
Sabitų. Išties vidurį. Kežunas. Koftūnas. Paulikas. Londeris. Randa. Čia Osipovičių. Paulikas atgal. Koftūnui. Vilkuotis. Kežunui. Sabitų. Kairiajame krašte. Čia jau grįžta kamuolys Semaškai. Na, dabar vėl šiek tiek tokia pauzelė žaidime. Įžaidžia lėtai kamuolį BFA. Na, čia bando spausti varžovus Dainava. Susigrąžina kamuolį alytiškiai. Nuo Būso. Kamuolys palieka aikštę. Ir Žygimantas Jurevičius vėl galės mesti kamuolį į baudos aikštelę. Vėl jungiasi į ataką Kežunas su Vareika. Ten ir Sabitų taip pat. Baudos aikštelė ten nuo Vareikos. Nuo Kežuno kamuolys palieka aikštę. Sacevičius. Horodenko. Sau. Na, dabar aktyvesni BFA pastaruoju metu čia nesuvaldo kamuolio Glybas Leonenko. Sarė. Evansas Apija. Dabar jau gali kontratakuoti Dainava. Apija, puikus perdavimas ir... Na, čia visgi nuošalėje buvo atsidūręs Matas Maknevičius, bet ir vėl. Na ne, čia visgi nuošalės nebuvo. Matas Maknevičius kokios progos dabar neišnaudoja. Įspūdinga perdama čia įkiša Evansas Apija. Matas Maknevičius, kaip aukštai virš vartų. Tikrai ne vieną tokią progą šiandien iššvaistė Dainava. Paulikas. Na tiesa, šiandien beje jau matėme, kad pergalės gali būti iškovotos ir pačiu lemiamu metu Garliavoje. Tauragės Tauras išnešė sveiką kailį jau 90 mačo minutę šiandien. Ten 90 minutę Martinas Perveinis mušė įvartį į Garliavos vartus ir išplėšė pergalę svečiams. Čia panašu, kad gali reikėti kažko panašaus. Viena iš šių komandų. Čia Panonis pabandė, čia atlikti smūgį nepataikė, kamuolį puolėjas. Čia Panonis. Nu, čia krinta, čia Panonis ir pažeidžia taisyklė Žygimantas Jurevičius. Stanislavas Morarenko prie kamuolio. Bandys atlikti perdavimą baudos aikštelę, ten be abejo jungiasi ir Mantinis, ir Abusau. Gynėjai Horodenko taip pat baudos aikštelėje. Morarenko perdavimas, ten link Abusau. Čia kaip aukštai kyla Abusau.
Ir atremė Ugnius Semaška čia varžovo smūgį, bet abu sau, kokios atletinės savybės, kaip aukštai. Dabar kyla gynėjas iš Senegalo. Kampinis prie Dainavos, prie BFA ginamų vartų Morarenko. Dar viena standartinė situacija, ten Švilpukas sudrausmina ten abiejų komandų žaidėjus Donatas Šimėnas. Tiksliau, abu sau čia sudrausminamas. Reikia priminti, kad abu sau jau turi geltoną kortelę šiandien. Kumščiuoja kamuolį Semaška. Čia užsaugo. Kamuolį čia Dainava ir Bafūras Asarena. Čia klausimas, ką sumastė jis. Ar perdavimas, ar smūgis, bet kokiu atveju tai baigėsi neužtikrintai. Čia neleidžia net atsigerti Semaškai rungtynių arbitras. O BFA komandoje beje ir keitimas. Dabar 86 mačo minutę palieka aikštę Artiomas Osipovičius. Gustas Gerbutavičius pasirodo aikštėje. Ir štai taip. Beje, įvartį šiame sezone Gerbutavičius jau yra pelnęs. Pirmajame rate prieš B1 akademiją pasižymėjo Gerbutavičius. Čia bus savo galva. Kyla ir vėl aukščiau nei visi. Sacevičius čia į priekį. Tačiau Kežanas gynyboje užtikrintas. Sacevičius. Į priekį. Čia Mickevičius. Haradenko. Paskutiniuosius keitimus atlikusios abi komandos. Iki pagrindinio laiko pabaigos lieka žaisti jau mažiau nei 3 minutės. Asare. Morarenko. Čia vėl pavojingas perdavimas. Ir nuo sabitų kamuolys palieka aikštės ribas. Ten ir vėl atsidengia Matas Maknevičius. Sabitų atrodo šiek tiek pramiega dabar pastaruoju metu savo varžovą. Morarenko prie kamulio. Kelia kampinį ukrainietis. Ten nei vienas iš Dainavos futbolininkų galva negalėjo atlikti smūgio. Zabita. Atgal grąžintas kamuolys Mickevičiui. Mickevičius čia į priekį. Ir Koftūnas. Dabar tolyn nuo savųjų vartų. Pažeidžia taisyklės Žygimantas Jurevičius. Ten ne pagal taisyklės. Nustūmė Kasparą Sacevičių. Mantinis. Morarenko. Haradenko. Sacevičiui. Dabar jau pastaruoju metu BFA atrodo nieko nebesikuria, tik gynyboje. Čia Evansas apie ją! Kokią progą čia susikūrė savo Evansas apie ją? Koks Ganos futbolininko reidas Evansas apie ją. Na ir vėl,
Ir vėl šalia vartų. Nuščiuvo visas Alytaus miesto stadionas, kaip reikia šio įvarčio alytiškiams. Mickevičius susirenka kamuolį, baiginėjasi pagrindinis laikas antrajame kėlinyje, jau tuoj pat pamatysime kiek gi bus pridėta to laiko. To laiko pridėtas 3 minutės. 3 minutės kažkuriai komandai iškovoti pergalę. Orodenko. Abusau. Morarenko, dabar be abejo dominuojantį futbolą žaidžia Dainava su kamuoliu, bet be abejo nereikia pamiršti ir varžovų kontratakų. Čia ir toliau apsigina BFA. Bet šiandien reikia pabrėžti tai, kad tikrai nemažai kartų gelbėjo svečius sėkmė. Taip, 11 metrų baudinį Semaška atrėmė tikrai ne dėl sėkmės, puikus, ten buvo vartininko darbas, bet tas progas, kurių neišnaudojo tiek Evansas Apija, tiek Pijus Čepanonis, tiek Matas Maknevičius, Mikolajus Račinski prisimins, manau, kad ilgai. Čia Jurevičius bandė spustelti varžovus, tačiau pažeidžia taisyklės prieš Kristupą Mantinį. Greitai žaidžia kamuolį Dainava. Abusau, Horodenko. Į priekį. Ir Gerbutavičius. Laimi čia kovą dėl kamuolio. Justas Gerbutavičius išsaugo kamuolį aikštėje. Dabar kamuolys aikštę palieka nuo Sacevičiaus. Koftūnas. Baudos aikštelė. Ten Mickevičius prie kamuolio. Vienas paskutiniųjų šansų Dainavai. Zabita. Į priekį, ten Bafūras Asarė, kyla aukštai. Tačiau ten Kampinį iškovoja Alytaus Dainava, ten kaip neužtikrintai sužaidžia Justas Vareika, nesusikalba su Ugniumi Semaška. Ir čia veltui, atiduoda Kampinį varžovams. Jau baiginėjasi laikas. Morarenko kelia kamuolį. Čia per save bandė atlikti smūgį Maknevičius. Vis dar baudos aikštelės prieigose krinta Čepanonis. Ir mačas baigtas. 0-0. Alytaus Dainava šiandien tikrai turi būti susikrimtusi. Tiek progų turėjo aikštės šeimininkai. Neišnaudojo nei vienos jų. Šis mačas baigėsi taikiai 0-0 ir šias rungtynes jums stebėti padėjau aš, Sporto